Taigi, tai mes tuomet galėtume ir pradėti. Jeigu turėsit klausimų, galit rašyti į čatą, galit klausti žodžiu po pranešimo pačio. Tai manau, kad galėtume pradėti, nes jau yra truputėlis po 10, tai manau, kad visi suinteresuoti asmenys susirinko. Aš įsijungsiu kamerą, turbūt, kad neblaškyt skaidrių žiūrėjimų. Taigi, viešoji įstaiga Ekoagros. Truputėlis istorijos. Tai įsteigta įstaiga 97 metais, kovo 14 dieną. Šiai dienai yra vienintelis savininkas įstaigos, tai Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Ir pagrindinė veiklos sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Tačiau įstaiga sertifikuoja ir nacionalinės maisto kokybės produktus, viešą maitinimą, taip pat vykdo patikras pagal papildomus kitų šalių nacionalinius ir privačius standartus, tokius kaip Demeter, Bellandų, Naturlandų, Kravos ir kitus. Ekoagros yra vienintelė kontrolės institucija Lietuvoje, kurią Lietuvos Respublikos vyriausybė paskyrė atlikti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje. Taip pat svarbu paminėti, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėjas. Taip užtikrinamas pamatinio efektyvios kontrolės principo įgyvendinimas, teisės aktais reikalavimus nustatančios ir jų laikymasi prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Tai kartais sulaukiam tokių pastebėjimų, kad Ekoagros galėtų vienokias ar kitokias taisyklės išleisti patogesnės ar geresnės. Tai būtent norėčiau ir pabrėžti, kad mes nėra teisės aktų leidėjai. Kontrolės institucijos pranašumai. Tai išskirčiau 3 momentus. Tai veiksmingumas. Renkami bei panaudojami veiksmingai kontroliai būtini duomenys ir informacija iš kitų valstybės institucijų. Tai turim daugybę bendradarbiavimo sutarčių su įvairiom institucijom, tokiom kaip NMA, Varždumas, veterinarinė tarnyba. Ir pagal tas bendradarbiavimo sutartis mes su tomis institucijomis bendradarbiaujam. Kitas momentas - patikimumas vartotojui. Tai veiksminga nešališkos trečios šalies kontrolė yra pridėtinė vertė ir garantija pirkėjui. Ir ekonominė nauda. Tai Ekoagros yra nepelno siekianti organizacija, tai nesistengiam pasipelnyti iš pareiškėjų ar veiklos vykdytojų. Ir visi surinkti visos gautos pajamos iš principo panaudojamos Ekoagros veiklai. Taip pat svarbu paminėti, kad kaip ir mes pareiškėjus tikrinam, tai ir mus, kaip viešą įstaigą Ekoagros, veikla nuolat tikrinama ir vertinama. Tai daugybę tikrintojų turim: Europos komisija, Žemės ūkio ministerijos centralizuoto audito skyrius, NMA, Nacionalinio akreditacijos biuro, išorinių finansinių audito įmonių ir kitų. Taip pat Ekoagros yra įdiegta įvairių daugybė, sakykime, netgi sistemų, tvarkų, procedūrų, tai kurios gerina darbo kokybę, efektyvumą bei išlaiko nešališkumą. Ir, sakykime, pagrindinės tokios vidinės taisyklės, tai kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, antikorupcinė vadybos sistema. Esame įsidiegę etikos elgesio kodeksą, viešųjų privačių interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos patvirtintos, taip pat darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos ir kitos. Ir svarbu paminėti, kad Ekoagros klientų anoniminės 23 metų apklausos duomenimis įstaigos darbuotojų darbą labai gerai vertina apie 92% veiklos vykdytojų. Taigi, nacionalinis maisto kokybės produktas. Tai truputėlį kas tai yra per produktai. Tai
svarbu paminėti, kad tai yra žmonėms vartoti skirti produktai. Jų kokybė pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytos saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus. Tai sertifikuojam pagal NKP sistemą tik maisto produktus, tokių kaip pašarų ar, sakykime, kanapės pluoštui arba pluoštą kanapių nesertifikuotume. Taip, NKP išsiskiria aukšta kokybė, o jų gamybos perdavimo procesas atsekama kilme, aukštesnės aplinkos tausojimo ir gyvūnų gerovės standartais. Negaliu nepaminėti vertės šitos sistemos, sakykime, arba naudingumo, tai ženklais kokybė ir nacionalinė kokybė Lietuva pažymėti produktai išsiskiria iš masinių gamybų srauto. Prieš keletą metų buvo darytos apklausos ir pagal atliktus tyrimus buvo nustatyta, kad netgi 47% visų klaustų respondentų nurodė, kad žino NKP ženklą. Tai paminėčiau, kad tai čia buvo prieš 3 metus šitos apklausos atliktos, tai tikėtina, kad tas procentas kiekvienais metais tik tai auga. Toliau galimybė įgyti konkurencinį pranašumą, nes sertifikuoti produktai, kurių gamybos procesas yra kontroliuojamas nepriklausomos sertifikavimo įstaigos, bei Žemės ūkio ministerija prisideda prie ženklo populiarinimo ir produktų tiekimo rinkai sistemos formavimo. Taip pat svarbu būtų paminėti, kad atsiranda galimybė, turint tokį produktą sertifikuotą, atsiranda galimybė dalyvauti įvairiuose programuose, sakykime, tokiuose kaip vaikų ugdymo įstaigose, galima dalyvauti su viešaisiais pirkimais, tai vaisių ir daržovių bei pieno produktų skatinimo programa. Taip pat yra galimybė dalyvauti su NKP produktais ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Taip pat nuo 23 metų atsirado galimybė dalyvauti ir žaliuosiuose pirkimuose su NKP produktais. Bei atnaujintos kokybiškos pagalba kokybiškiams žemės ūkio ir maisto produktams, gamybai jų. Pagalba teikiama pirminiai kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai, prekiniam paruošimui. Ir parama teikiama taisyklėse išvardintoms išlaidų rūšims, susijusioms su pirminė kokybiškų žemės ūkio ir maisto kokybės produktų gamyba. Teisės aktai. Kokiagi reglamentuoja šitą sistemą teisės aktai? Tai truputėlis istorijos, tai pati sistema buvo paleista 2007 metais. 2007 metais buvo pačios taisyklės sukurtos, o specifikacijos, tiksliau tariant, konkretūs reikalavimai buvo paleisti 2008 metais. Aišku, ir pačio produkto pavadinimas keitėsi metams bėgant, tai pradžioje buvo išskirtinės kokybės produktas, po to žemės ūkio ir maisto kokybės produktas, o dabar liko tiesiog nacionalinis maisto kokybės produktas. 22 metais, gegužės 20 dieną, buvo atnaujintos iš esmės šitos taisyklės. Tai kas pasikeitė, taip labiausiai, sakykime, arba reikšmingiausiai, tai pats teisės aktas patapo vienas dokumentas, ne per kelis dokumentus išskaidytas. Ir taip pat svarbus momentas, kad atsirado galimybė ženklinti produktus dviejais ženkliukais. Tai nacionalinė kokybė Lietuva žaliasis ženkliukas ir kokybės ženkliuku raudonuoju.
kaip ir minėjau, kadangi teisės aktas vienas yra dokumentas, tai pačiose taisyklėse yra išdėstyti įvairūs reikalavimai bendrėjai, tokie kaip pareiškėjams, sertifikavimo įstaigoms, ženklinimui, sakykime, kontroliai įstaigų, sertifikavimo įstaigų kodų suteikimui ir panašiai. O jau konkretūs reikalavimai nugula į taisyklių priedus, tai tie priedai taip ir vadinasi specifikacijos. Ir tie priedai yra 9 arba, sakykime, specifikacijos yra 9. Tai bitininkystės produktų ir mišinių specifikacija, grūdų produktų, duonos, pyragų, kepinių bei miltinės konditerijos, tai mėsos, paukštienos, pieno ir pieno gaminių, apie kurią specifikaciją ir panagrinėsim šiandien, šviežių vaisių ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų, vištų dedeklių ir putpelių kiaušinių specifikacija, taip pat cukrinis konditerijos šokolado bičių produktų su kitais maisto produktais gaminių bei nealkoholinių gėrimų geros specifikacija. Truputėlis apie pačias taisyklės. Iš principo bendrieji tai reikalavimai, jie pakankamai jų yra nemažai, sakykime, ten netgi apie 70 punktų. Ir aš jų čia galbūt neišvardinsiu visų tiesiog, bet kelis esminius momentus paminėsiu, kad susidaryti įspūdį, kokiegi reikalavimai tenai išdėstyti. Taigi, bendrieji reikalavimai produktams, jų auginimui, gamybai, perdirbimui ir tiekimui rinkai. Tai visas NKP auginimo gamybos perdirbimo procesas vykdomas kontroliuojamuose ūkiuose ir įmonėse, užtikrinamas šio proceso atsekamumas, o atitiktis taisyklių ir specifikacijos reikalavimams, įskaitant ir tiekimo rinką procesai, turi būti tikrinama taisyklių nustatyta tvarka. Tai visi procesai turėtų atitikti šių taisyklių reikalavimus. Taigi viso NKP auginimo gamybos perdirbimo procesų metu turi būti užtikrintas NKP bei šiems produktams gaminti panaudotų žaliavų atsekamumas. Tai svarbu labai užtikrinti atsekamumą ir paprastai tariant, tai tiesiog buhalterinės apskaitos vykdymas pilnas turėtų būti ir sakykime, gaminant tam tikrus produktus, tai privalo būti produktų žaliavų tiekėjo sąskaitose, faktūrose turėtų būti nurodomi produktų žaliavų tiekėjo pavadinimas, adresas bei pateiktų produktų identifikavimo duomenys. O, sakykime, realizuojant tokius produktus, tai taip pat išlieka toks pat reikalavimas, tai nurodyti pavadinimą, adresą, pristatytų produktų identifikavimo duomenis, jei produktai perduoti negalutiniam vartojimui. Taip pat visuose maisto tvarkymo etapuose NKP produktai turi būti atskirti laike ir vietoje. Maisto tvarkymas atliekamas kitu metu arba kitoje vietoje nuo įprastinių produktų, kurie nėra užauginti, pagaminti, perdirbti laikantis taisyklėse nustatytų reikalavimų. Svarbus momentas dėl gamybos vietų arba šalies, sakykime, tai visi NKP gamybos etapai turi vykti toje pačioje teritorijoje, kuri pagal reglamentą, čia nurodyta, yra nustatyti NUTS lygio teritorinėme vienete. Tai iš principo jau taip paprastuoju būdu pasakius, tai visi gamybos etapai turėtų vykti Lietuvoje. Tai nuo pieno gavimo, gamybos, sakykime, iki pačių produktų gaminimo. Dar vienas momentas, dėl pačių mėginių, sakykime, dėl pačios kontrolės,
įstaigai kilus pagrįstų įtarimų, kad produktas netitinka taisyklių reikalavimų arba kilus ginčui, sertifikavimo įstaiga paima produktų mėginius tyrimams akredituotoje laboratorijoje. Taigi, nustačius netitikimus atitinkamus, būtų taikomos poveikio priemonės. Ir netgi iki tokios poveikio priemonės, kur, aišku, vėliau pakalbėsim aš apie jas, bet tokios poveikio priemonės, kur, sakykime, netgi iki sertifikato stabdymo arba pašalinimo iš NKP sistemos. Nu, sakykime, pavyzdys vienas iš reikalavimų sertifikavimo įstaigoms, tai daug pareiškėjų turi prievolių ir visokių dokumentų pateikti, bet ir sertifikavimo įstaigos taip pat yra įpareigotos teikti atitinkamus duomenis, sakykime, Žemės ūkio ministerija, tai metinius kiekius užaugintus NKP sistemos mes turim pateikti iki sausio 31 dienos. Tai teikiam tokius kaip produkto sakykime, kokie produktai buvo pagaminti, kokie buvo sertifikuoti, netgi iki sertifikato numerio ir panašiai. Taip pat apie visus netitikimus arba, sakykime, kabutėse blogiečius, pareiškėjus, taip pat turim pranešti per 7 kalendorinės dienas, jeigu buvo sustabdytas ar panaikintas sertifikatas jiems, bei apie naujus pareiškėjus, kuriems išduotas pirmasis sertifikatas nurodantis sertifikavimo ženklą, produktų rūšį ir savivaldybę, kurioje ūkis registruotas iki paskutinės einamo mėnesio dienos. Tai mes taip pat turim pakankamai daug įpareigojimų. Dar, sakykime, reikalavimas pareiškėjams irgi yra iš bendrų reikalavimų taisyklėse nurodytų. Tai parduodant arba perdodant kaip NKP lydimuosiuose dokumentuose, važtaraščiuose, PVM sąskaitose, faktūrose, turi būti nurodomas produktų pavadinimas, prie kurio pridedama nuoroda į gamybos būdą, tai NKP. Tai tiesiog, trumpai tariant, jeigu realizuoja produktus kaip NKP, sąskaitose turėtų būti nurodyta nuoroda į gamybos būdą. Tai tiesiog 3 raidelės NKP. Dar svarbus momentas, taip pat reikalavimas pareiškėjams, kad pareiškėjai privalo pranešti sertifikavimo įstaigai apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui. Ir tai turėtų padaryti per 10 dienų nuo įvykusio pasikeitimo dienos. Tačiau pažeidus taisyklių ir specifikacijos reikalavimus raštu apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio pažeidimo, taip pat privaloma pranešti sertifikavimo įstaigai. Aišku, kuomet reikėtų sustabdyti tiekimą rinkai NKP produktų ir šalinti tas priežastis. Taigi, taip daugiau iš bendrųjų tokių reikalavimų, kas yra taikoma ir kas yra nurodyta taisyklėse, o dabar pasigilinsim į pačios specifikacijos reikalavimus, kitaip tariant, konkrečius reikalavimus tam produktui sertifikuoti keliamus. Tai pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminto pieno ir pieno gaminių specifikaciją. Taigi, pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminto pieno ir pieno gaminių specifikacija ir jinai yra taikoma laikantiems pieninės karvės, avis, ožkas, bei gaminantiems ir tiekiantiems pieną rinkai pagal šias taisyklės. Tuomet registruotiems mažais kiekiais gaminamų produktų tiekėjams ar pieno perdirbimo įmonėms vykdančioms pieno perdirbimo veiklą ir gaminantiems pieno gaminius pagal šias taisyklės bei sertifikavimo įstaigoms. Specifikacija reglamentuoja žalio karvių ir avių ožkų pieno gamybos tiekimo rinkai ir perdirbimo reikalavimus. Svarbus momentas, kad ūkyje gaminančiame ir tiekiančiame rinkai NKP pieną, čia jau apie
pirminę gamybą kalbėtume, tai įprastinės gamybos būdu gali būti auginami ir laikomi tik kitų rūšių, nei pagal NKP sistemą pagamintai produkcijai skirti melžiami gyvuliai. Tai reiškia, jeigu sertifikuojamos, sakykime, karvių pienas arba karvės, tai jau įprastinių tokių gyvūnų neturėtų būti tam pačiame ūkyje. Taip pat iš bendrųjų reikalavimų specifikacijos yra prievolė pildyti NKP žurnalą arba NKP žurnalo lentelę, nes ūkio subjektas privalo tvarkyti NKP pieno gamybos ir gaminių perdavimo apskaitą, kurioje būtų nurodyti primelžto ir parduoto arba supirkto NKP žalio pieno, pagamintų ir parduotų NKP pieno gaminių kiekį, bei metinis duomenis, aišku, pateikti sertifikavimo įstaigai. Sertifikavimo įstaigai metinis duomenis privaloma pateikti iki sausio 5 dienos. Kaip ir anksčiau minėjau, sertifikavimo įstaiga savo ruoštų iki sausio 31 dienos turi pateikti ministerijai apdorotus duomenis, iš visų pareiškėjų apdorotus duomenis. Tai, kaip minėjau, antroji lentelė, sakykime, tai pakankamai nesudėtinga lentelė, tiesiog produktų pavadinimas, kiek pagaminta, kuriuo mėnesiu, bendras kiekis, taip pat, jeigu tai perdirbimo įmonė, tai kiek buvo, sakykime, įsigyta tam tikro produkto arba žaliavinio pieno, realizuota, sakykime, ir atsiranda, aišku, gamyboje ir nurašymų tam tikrų, tai būtina pažymėti ir kažkokius tai nurašymus. Taigi, kaip minėjau, pagal šias taisyklės galima sertifikuotis pagal 2 ženklus, tai šitie reikalavimai, kuriuos dabar paminėsiu, taikomi žaliam ženklui, žaliam ženkliukui gauti. Jų tiesiog truputėlis yra mažiau, o norint gauti raudoną kokybės ženkliuką, jau reikėtų atitikti ir papildomus reikalavimus. Taigi, specialieji reikalavimai. Aišku, jie apima ir NKP pieno gamybą ir patį perdirbimą. Taigi, ūkio subjektas gaminantis pieną turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų. Taigi, iš principo gali pareiškės pagal galimybės turbūt įsivertinus ūkį ir atitikti, sakykime, vieną iš šitų reikalavimų. Taigi, šiltuoju metų laikotarpiu, kuo ilgiau, bet ne mažiau kaip 120 dienų per metus gyvuliai turi būti ganomi lauke. Gyvuliai turi būti nuolat aprūpinami vandeniu, būtina sudaryti sąlygas, pasislėpti pavėsyje. Jeigu nėra galimybės šito punkto įgyvendinti, galima įgyvendinti kitą punktą, pasirinktinai. Tai turi būti ūkis įdiegęs technologijas, mažinančią šiltnamio efektą, sukeliančių dujų emisijas. Tai, sakykime, neišlydės dengiamos tentais arba kitokios rūšies dangomis, skirtomis mėšlidėms uždengti ir ar naudojama gerųjų bakterijų laistymo galbūt įranga, srutų rūgštinimo įranga, šildymo ir ventiliavimo sistemos. Jeigu, sakykime, šitie reikalavimai neįgyvendinami arba neįmanoma jų įgyvendinti, tai galima tuomet galbūt naudoti technologijas, bioreaktorius, skirtas mėšlo ir kitų ūkyje sudarančių galimybių atliekų panaudojimui. Tai kompostų gamyba, biodujų gamyba, aišku, įsivaizduoju, čia jau brangesnis dalykas, tai, bet, sakykime, čia kiekviename ūkiui pagal galimybės. Taigi, pašarai. Bent 50% sausiosios medžiagos einančios į gyvulių dienos racioną turi sudaryti stambusis pašaras, žali arba džiovinti pašariniai augalai arba silosas.
Ankstyvosios laktacijos metu nedaugiau kaip 3 mėnesiams šią dalį leidžiama sumažinti iki 45%. Tai, va, tai 50% turėtų sudaryti šienas, žolė ir kiti žalieji pašarai. Nu, silusas. Gydymas. Antibiotikai gyvūnams gali būti duodami tik gydymo ir infekcijų kontrolės tikslais, tik paskyrus veterinarijos gydytojui ir juos naudojant tikslingai, bei privaloma tvarkyti ir vesti veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų įsigytų pagal veterinarijos gydymo receptus ir sunaudotų maistiniams gyvūnams apskaitos žurnalą. Taip pat yra toks reikalavimas specifikacijoje, jog mėšlo ar srutų skleidimo plotas reikalingas vieno sutartinio gyvulio sudarančio mėšlo ir srutams paskleisti, kuris nustatytas mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimo apraše, turėtų būti didesnis bent 10%. Tai ten, jeigu pasigilinus, nuėjus į tą patį aprašą, sakykime, yra aprašo priede lentelė, kuri vadinasi sutartinių gyvulių skaičiaus, mėšlo ir srutų skleidimo ploto nustatymas. Ir ten tiesiog reikėtų atsižvelgti į tą nustatytą plotą ir padidinti 10%. Tai jeigu taip panagrinėjus, tai gyvūnai ir karvėms skleidimo plotas yra vienam sąlyginiui 0,59 hektarų. Tai reikėtų 10% šitą dydį padidinti. Ir perdirbimo reikalavimai, norint gauti žaliąjį ženkliuką, tai NKP pieno gaminių gamybai nemažiau kaip 70% naudojamų pieno kilmės sudedamų dalių iš šių žalių pienų turi būti pagaminta pagal šias taisyklės, arba galima naudoti ekologišką pieną. Ir dar keletas reikalavimų, kurie keliami perdirbti pieno produktams, tai sudedamosios pieno dalys negali būti keičiamos ne pieno kilmės sudedamosiomis dalimis. NKP gaminių gamybai gali būti naudojamos ne pieno kilmės sudedamosios dalys, kurios yra pagamintos nesilaikant taisyklių, jei jos nekeičia pieno riebalų ir baltymų. Negali būti naudojamos žaliavos, kurių sudėtyje yra GMO. Bei sūrio gamyboje negali būti naudojami nitratai. Tai tiek tų reikalavimų, sakykime, perdirbimui. Ir perinam prie papildomų reikalavimų, kuriuos įgyvendinant galima būtų produktus ženklinti jau kokybės ženkliuku. Tai pirminiai gamybai taikomi šie reikalavimai, tai ūkio subjektas turi užtikrinti vienos iš šių sąlygų įvykdymą. Tai vėlgi yra galimybė pasirinkti ar vieną ar kitą, tai šiltuoju metų laikotarpiu kuo ilgiau, bet netrumpiau kaip 120 dienų per metus, gyvuliai turi būti ganomi lauke. Gyvuliai turi būti nuolat aprūpinami vandeniu, būtina sudaryti sąlygas pasislėpti pavėsyje. Jeigu, sakykime, tai nėra galimybės įgyvendinti, tai yra antra opcija. Tvarte laikomi gyvuliai turi būti ne trumpiau kaip 120 dienų per metus išleidžiami į atvirą erdvę. Tai mocionų aikštelės, diendaržiai, ar sakykime, kad ir tos pačios ganyklos, ir jiems tiekiama šviežiai nupjauta žolė pašarą. Papildomas reikalavimas gydymui, tai po gyvulių gydymo sintetiniais medikamentais ir cheminiais preparatais išlaukos laikotarpis turi būti 2/3 ilgesnis už nustatytuosius tam preparatui. Na ir perdirbtiems produktams papildomi reikalavimai keliami, tai NKP pieno gaminių gamybai ne mažiau kaip 70% naudojamų pieno kilmės sudedamųjų dalių šių ir žalio pieno turi būti sertifikuotų ženklų kokybė, jau būtent kokybės ženkliuku raudonuoju, arba gali būti naudojamas ekologiškas pienas. Ir šitie visi
dalykai turi būti įrodyti dokumentais, nu, iš kur gauta ta produkcija, žaliava. Ir keletas dar papildomų reikalavimų perdirbimui, tai negali būti pakartotinai pienas pasterizuojamas, rauginti pieno produktai po rauginimo neturi būti termiškai apdorojami ir negali būti naudojami saldikliai, dažikliai, kvapiosios medžiagos, išskyrus natūralius kvapių medžiagų pagrindus arba kvapių medžiagų preparatus. Taigi, tiek reikalavimų pačioj specifikacijoje konkrečių šitiem produktam gaminti. Truputėlis apie ženklinimą. NKP ženklo turi būti ženklinami rinkai tiekiami tiesiogiai žmonėms vartoti skirti NKP produktai. NKP gali būti ženklinami vieną iš dviejų NKP ženkliukų, priklausomai nuo atitikties reikalavimams nurodytiems kiekvienoje specifikacijoje. Tai svarbu paminėti, kad šitų dviejų ženkliukų negalima naudoti ant pakuotės, tačiau jeigu kalbėtume, jeigu, sakykime, produktas būtų sertifikuotas ir kaip ekologiškas, tai tokiu atveju būtų galima naudoti ir kokybės ženkliuką, ir ekologinį. Taip pat atitinkamą NKP ženklų ženklinami taip pat pagal taisyklę sertifikuoti produktai. NKP ženklai negali būti naudojami taip, kad ir tie asmenys galėtų juos supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančių ženklų ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu. Svarbus momentas, kad gamintojas, kuriam taikomas sertifikato sustabdymas ar panaikinimas, šių priemonių taikymo laikotarpiu neturi teisės naudoti NKP ženklų, bei turėtų NKP etiketėje būti nurodytas atitinkamas ženklas NKP ir sertifikavimo įstaigos kodas, bei etiketės turėtų būti suderintos su sertifikavimo įstaiga. Svarbu paminėti, kad ženklų naudojimą prižiūri arba vertina, sakykime, sertifikavimo įstaigos. O mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse NKP ženklų naudojimo kontrolę vykdo VMBT. Keletas papildomos tokios informacijos galbūt. Tai kokios yra taikomos poveikio priemonės, jeigu atsitikus gyvenimui būna tam tikrų neatitikimų. Tai jos yra 3. Tai pirmoji poveikio priemonė tai įspėjimas. Tai jeigu pažeidimą įmanoma ištaisyti nedelsiant, tai skiriamas įspėjimas. Dažniausiai nurodomas 30 dienų terminas, per kurį turėtų pareiškėjas pašalinti trūkumus. Ir aišku, pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Sekanti griežtesnė priemonė, tai sertifikatų galiojimo sustabdymas, tai jinai skiriama už tai, kad kai laiku nepašalintos įspėjimą nulėmusios priežastys ar pažeidimų nedelsiant ištaisyti neįmanoma, tai dažniausiai yra sustabdoma 6 mėnesiam sertifikatų galiojimą. Bei jau griežčiausiai yra priemonė, tai sertifikato panaikinimas, tai skiriamas laiku nepašalintų sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys ir dėl pažeidimų pobūdžių tolesnis sertifikato galiojimas tam tikram produktui ar jų grupiai negalimas. Taigi, tai pareiškėjas, aišku, tokiu atveju netenka teisės naudoti ženklą, realizuoti produktų kaip NKP ir panašiai. Pradžioje minėjau, kad esam Žemės ūkio ministerijos globoja, kaip sakyt, savininkas ministerija, tai ir savininkas nustato įkainius. Tai 22 metų lapkričio 9 dieną buvo atnaujinti tie įkainiai. Ir
truputėlis informacijos, sakykime, jeigu naujam pareiškėjui atėjus į šitą sistemą, tai taikomas dokumentų registracijos mokestis pirmaisiais metais, tai 35,04 €. Ir už sertifikavimą taip pat taikomi atitinkami mokesčiai, tai, va, pavyzdžiui, sakykime, pieno gamyba už vieną gyvūną, vieną karvę, sakykime, imamas mokestis 3,16 €. Taip pat svarbu paminėti, kol kas yra tokia sistema, kad sertifikuojantis pagal žalią ženklą, mokestis yra taikomas už fizinės patikros valandą. Tai reiškia, kiek tikrintojas sugaišta ūkyje laiko tikrindamas patį ūkį, tai tiek ir toks ir taikomas mokestis, padalinamas iš valandinių įkainių. O raudonam ženkliukui, jau kaip ir minėjau, tai tiesiog už gyvūnų vienetus. Ir kągi reikėtų daryti, norint sertifikuoti NKP? Tai pateikti viešai įstaigai Ekoagros pilnai užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą bei anketą. Be abejo, formas galima rasti interneto svetainėje Ekoagros. Svarbus momentas, kad dokumentai dėl NKP gamybos sertifikavimo priimami ištisus metus. Taigi, tiek būtų informacijos apie pieno ir pieno produktų sertifikavimą. Ir pranešimas mano baigtas. Ir galbūt turėtumėt klausimų. Matau čate, žiūrėsim čate, ar yra klausimų. Klausimų nėra. Tai gal žodžiu? Va, įkrito vienas klausimas. Taip, Sigita klausė, kiek galios sertifikatas. Tai sertifikatas išduodamas 3 metams, iki 3 metų pabaigos. Ir 6 metais jis vėl keičiamas ir išduodamas vėl 3 metam tolėliau. Tačiau svarbu paminėti, aišku, kad nors ir sertifikatas išduodamas 3 metams, patikros vykdomos kiekvienais metais. Nes taisyklėse yra nurodyta, kad patikros turi būti vykdomos kartą į metus. Taip pat Sigita klausia, ar yra minimalus kiekis gyvulių sertifikuojamas. Tai tokio nustatyto skaičiaus nėra. Tai iš principo galėtumėte atėti ir su viena karvytė arba viena ožkytė. Taip, prašau, Sigita. Taip, tai matau, klausimų daugiau nėra. Tai tuomet belieka tik tai padėkoti, kad dalyvaut šitam mano pranešime. Ir viso gero.